Tai labą rytą iš Lenkijos. Teko savaitgalį pabuvoti sostinėje Varšuvoje, o dabar lekiam į už 50 km esantį miestelį Šlomšin. Ten yra nemažas turgus. Tai va, atvykstam į turgaus prieigas, mašiną pasistatom parkingą ir žygiuojame link turgelio. Po dešinę jau matosi turgus, mašinų daug. Štai turgaus prieigos, jau pilna maisto, kitų prekių. Ką noriu pažymėti, mes čia kažkur be 27 vietinių laikų, žmonių tikrai daug, mašinų daug. Tai žiūrėsim, ką ten mes rasim. Štai kompaktai su muzika, dar visokios daržovės. Na va, ir vos tik įžengus į turgų jau mus pasitinka PlayStation 4 Slim konsolė. Jo kaina buvo 600 zlotų. Taip, žengiam toliau. Žmonės dar kai kurie dėliojasi. Čia dar žiūriu, kad yra nemažai laisvos vietos. Ir ką, žygiuojam toliau, kažkur įlendam tarp dviračių. Dviračių nemažai. Ieškome, kur yra baraklynų pusė. Nieko mes čia nežinom, o turgus tikrai didelis, apie 3 hektarus ploto. Na, žiūrėsim, kaip čia mums pasiseks apeiti jį. Ir ar pavyks kažką rasti. Padangų. Čia kažkur esame įlindę į tokį kaip automobilių skyrių. Kažką tai tokio. Neaišku. Oras toks buvo gan apsiniaukę, bet nešalta. Va, čia jau visokie dekoracijos, namų apyvokos dar daiktai. Irgi buities visokių daiktų prikrauta. Nu, prie ūkio praverčiantis daiktai. Taip, toliau. O toliau irgi, kaip ir kiekvienose turguose drabužių. Vėl dviračiai. Vėl kažkokie daržovės buities rakandai. Žodžiu, visko. Nuo A iki Z. Tačiau, kaip ir minėjau, mus domina, aišku, konsolės, audio, video aparatūra. Ir šiaip domina kainos, kaip čia pas Lenkų tos kainos, ar mes lietuviai geriau gyvenam. Kainų atžvilgių, ta prasme, kai ieškom turgui kažką nupirkti iš elektronikos ar ne. Nu va, žingsniuojam, dviračių, tai tai dviračių tikrai netrūko. Va, čia tokie įdomus rusiški modeliukai, tikrai metaliniai, gal kas iš vaikystės dar atsimena, ne kiekvienas turėjom tokių. Aišku, vietos yra laisvos, ne visi prekynim, tačiau turgus masyvus. Aišku, Lenkijoje ir gyventojų daugiau, gal ir dėl to. O šiaip tai... Šiaip sakau, atvažiavus prieš 7, tikrai, kur pas mūsų vienas antras žmogus eina, čia jau teko kai kur ir pastovėti eilutėje, prasilenkti, pasigrūsti. Na va, dar vienas toks sudomina pardavėjas. Ir žvalgomės ir ką mesgi atrandam. Štai keletą plejeriukų padėta ir padėtas 8 bitų kloniūkštis. Štai Gold Leopard King 8 bitų kloniukas. Už jį norėjo 50 zlotų, kas yra apie 12-13 eurų plius minus. Nu, nežinau, palikom mes jį ramybėje ir žingsniuojam toliau ieškoti laimės. Čia vėl visokių
Ir vat futbolas ar hokėjus, kas čia stalo žaidimas. Dar visokių, baraklynai kaip baraklynai tik, kad žymiai visko daugiau. Ten dar čia žvalgos, švogeris nuėjo kitą pusę, ten kažką užmatė, o aš po biškį patraukiau į priekį. Tai čia dar užsuku. Kompaktų, lemputė, o GVC deka. Štai kompaktų krūva, galvojau gal ką nors rasi, ar kasetę, ar kompaktą, tačiau viskas čia yra vokiečių kalba, tai nelabai man. Tai patraukiu toliau žvalgytis. Ką gero? O gero yra, čia yra gero. Kiekvienas, manau, kiekvienas, kas atvažiuoja, tikrai išsirinkstų savo, ko reikia. Nes kiekvienas žmogus su savo poreikiais. Kam konsolės, o kam tik puodo reikia. Tai va, čia laptopų buvo ant stalo padėta. Vėl dėžutės, kolonėlės, kavos aparatai, muzikinis, va, čia toks centriukas visai simpatiškas. Buvo minčių kilę gal į garažą pasiimti. Tiek to galvoju. Ir Lietuvoje galima rasti. Taip. Žingsniuojam į priekį. Čia, kaip suprantu, mes jau ir buvom pataikę į pačią pradžią baraklynų, tai čia toks kaip ir miksas, va, ten po kairę buvo lietuviškos giros tauro, tai ir lietuvių prekės atkeliauja iki turgos. Vėl baraklynai, vėl audio ten technika. Šiaip audio technikos tikrai nemažai ir tikrai neblogos. Kainų neklausiau, nes nereikia šiuo momentu kažko iš audio, tai negaliu pasakyti, kiek tai ten kainuoja audio technika. Kėdutės. Sirpliukai, visko, ko reikia. Ir štai ateinam dėžutė, kurioje išdidžiai pupso Xbox 360 Fatas. Pulteliai, nežinau, ar originalus, nes netidariau baterijų. Šiaip pulteliai gražiai atrodo, tvarkingi ir šiaip pati konsolė nenubraižyta, ir Kinectas yra, tai kiek supratom, čia komplektą pardavinėja, tačiau problema ta, kad paklausus kokia kaina, tai nežinau, lenkų ta kalba tokia, kad nelabai sunkiai suprasti tą kainą. Taip suvelia, o juos pakalbinus rusiškai ir angliškai, tai jie bum, tik karpausim ir viskas. Tai vienas minusas šio turgaus, kad tikrai ar jaunesni lenkai, ar senesni, nei rusiškai, nei angliškai jų kažkaip neina prakalbinti. Tai aišku, kažkiek mes gaudomės lenkų kalboje, bet tą kainą, kai pasako, tai sunku suprasti, kokią kainą sako. Tai paskui aš jau, kai paklausdavau kainas, jie atsakydavo, nesuprasdavau kainas. Ką jie sako, tai telefoną su skaičiavimo mašinėlę atsukdavau, kad užrašytų telefonę kainą. Tai va, žingsniuojam toliau, kaip ir visuose turguose. Čemodaniukų, kupriniukų, čia buvo kaip tik rugpjūčio 31, tai prieš pat rugsėjo 1, tai mokyklinių prekių, kas dar nespėjo, galėjo apsirūpinti turgelyje. Žingsniuojam toliau, vėl pasitinka notebookai, nešiojami kompiuteriai. Vaikščiam, tokį staliuką užeiname. Čia tokios smulkios elektronikos, planšečių, kompiuterių, telefonų. Mūsų akį patraukė štai ten tolumoje toks kaip televizorius, kaip laikrodis, mažas švogeris tyrinėja. Jam tinka tokie dalykai, laikrodžiai dar viskas. O čia rankoje laikau, nusipirkau Mystery Boxą. Tiksliau, labai Lenkijoje daug turgų yra atseit net 100 siuntų. Ir niekas nieko nežino, ir pardavinėja, kainos įvairios. Aš pasiėmiau už 20 zlotų, kas yra 4,70 € plius minus. Surizikavau, kaip ir
kaip ir, kas bus tas. Tai va, žingsniuojam toliau. Dar apie tas, nežinau kaip čia vertinti. Neatsimtas siuntas, kad pilna Lenkijos šitam turgui pilna pardavėjų su, kaip jie deklaruoja, iš pašto neatsimtos siuntos, ir jie pardavinėja ten kainos nuo 20 iki 100 ar 50 zlotų, tai kas reiškia nuo 4,70 iki grubiai 20 eurų tų siuntų, neatsimtų, neatsimtų, o iš tikrųjų kaip yra, aš nežinau. Tai sakau, aš pasiėmiau tą tokį optimalų už 20 zlotų, 4,70 €, tai negaila, jeigu ir koks nors niekniekis bus. Tai va, žingsniuojam toliau, dėžių. Tai einam prie dėžių, tai va, dėžėse aš čia savo kaip ir nieko nematau, paveiklo toks čia antikvaras. Servizai, lėkštės. Tačiau, pas mūsų yra kas kolekcionuoja markutes. Tai čia radom keletą dėžių su markutėm. Tai biški pasirausė ir paėmė markučių į kolekciją. Štai čia žiūrinėja dėžutė, kokių markučių yra. Toks miksas visokių šalių. Tai šitą dėžę jau čiupom. Šitą visą dėžę atsistojo 90 zlotų, kas yra apie 20 eurų, gal biški mažiau. Tai va, pas manęs rankose toks kaip ir fotoaparatas, toks visai simpatiškas. Pavarčiau, pagamintas Amerikoje. Metų kaip ir nemačiau. Bet toks visai nieko. Tačiau palieku šį vietą ir keliauju toliau. Keliaujam toliau. Vėl dviračiai. Nu ko, bet dviračių čia netrūksta. Tai va, einam. Čia toks biški toks, jau vėl kaip iš bareklynų išeinam į tokį kaip įrankių, kaip tokių rakandų, namų apyvokos. Taka taip, kaip pasakyti, yra, kai nežinai turgaus įsidėstymą, taip ir klaidžiai. Tai iš vieno tako, tai kitą taką. Taip ir gaunasi. O, apžiūrim dar, kas čia drabužiukai tikriausiai. Ir žingsniuojam, ieškom toliau. Va, čia dar aparatūros maudėjo visokios. Ir čia įrankiai, sakau, toks miksas takas. Visko yra ir įrankių, ir buitinės technikos, ir drabužių. Visko. Čia PC dalykiukai. PC nedomino, nors jaunystėje labai domino. Dabar kažkaip ant konsolių, gal tiesiog PC nebėra laiko, kad ten prisižiūrėti visą atsinaujinti kompiuterį, kad pavilktų ir šiaip. Va. Ir prieinam dar vieną vietą, krūva tų, kur sakiau, neatsimtų siuntų. Tai aš kadangi jau buvau pasiėmęs, tai čia maniškiai irgi įkrito ir išsirinko savo po vieną neišpakuotą siuntą. Tai žiūrėsim, išlošiam, neišlošiam, pralošiam, bet negaila, rizika, loterija. Tai čia vėl namų apyvokos daiktai. Šiaip nemažai tų apyvokos daiktų. Vėl grįžtam prie tos pačios krūvos. Vėl maniškiai dar renkas, dar norim. Maža kas. Jie kol renkas, aš dar biški apslampinėjau. Kitas dėžės. Čia vėl tokie nauji virtuviniai apyvokos, buitiniai daiktai.
Kainų irgi nežinau, neklausiau, nedominu. Tiesiog domino aplankyti šį turgų, gal kažką dėl savęs rasti, pasiimti. Tai va. 20 zlotų už neišpakuotą siuntą. Neatsimtą siuntą. Tai va. Tai va dar ten pat toj pačioj vietoj prie tų siuntų. Dar maniškiai vis rausėsi, pagavo tokį kaip ir azartą. Kaip sakau, aš pirmoje vietoje, kur radom, už 20 zlotų pasiėmiau. Žiūrėsim. Tiesa, jau aišku, jau kiek praėjo laiko, galiu pasakyti, kad mano žmonos tai prekių vertė, ką rado toj siuntoj, tikrai apsimokėjo. Sumokėjo 4,70, o ten buvo 2 daiktai, kurių vertė šiai dienai Lietuvoje rinkoje yra apie 40 eurų. Tai gal ir neapgavystė, nors aš skeptiškai žiūrėjau, ar tikrai čia gali būti taip, bet gal ir yra taip. Tai va, toliau traukiam, jau dabar palikom tos visus mystery boxus nuo šaly, visi išsirinkom, visi turim, tai einam toliau po baraklynus. Vėl nieko tokio kažkas kristų į akį. Tiesiog daug, visko daug. Kaip pas mūsų, sakykim, biški gal mažiau, aišku, čia ir turgus, jeigu neklysiu, apie 4 hektarus ploto. Tai realiai mes jį va taip apėjom, aišku, apėjom ir ten, kur buvo drabužiai, viskas, šiaip mes, sakom, pasivaiščinom, apeikiam, žiūrėkim. Aišku, pirmoje vietoje buvo baraklynus apseit, o paskui jau visą turgų. Tai visą turgų apeit vieną kartą užtrukom apie 3,5 valandas. Dar įlendu į dėžutę parausti gal ką gero, bet nieko gero. Ir čia toliau žiūriu, gal kažkas ten vairalasdė buvo, bet manęs tokias vairalasdės nedomina. Mane tuoj sudomins kitas dalykėlis. Štai čia paieškau, kas čia gero maišelį, o maišelį buvo nešiojimas DVD grotuvas. O po apačia, va šitas daiktas mane sudomino, LG Combo grotuvėlis. Už jį norėjo irgi, man atrodo, 60 ar 50 zlotų, kas yra apie 15 eurų. Šiaip buvau susidomėjęs imti, bet dar čia buvo turgus, sakykime, pusė, tai jis buvo gan didelis ir galvoju, neimsiu, nes visą turgų tampytis, tiek to, tegul guli, gal koks lenkiukas nusipirks ir turės. Ką dar apsižvalgau aš pas šį pardavėją. Toks staliukas, šalmai. Žinau, dar gal abejoju, ar neimti šitą video kasečių grotuvą su DVD kombo, bet palieku jį, nesakau, kažkaip nesinorėjo tampytis, o nešti iki mašinos irgi gan toli atgal. Tai va, toliau traukiu ir vėl bananų dėžutės irgi visokių variantų, visokių daiktų, dažų. Nereikia, ačiū, gėlytės, medeliai, ačiū, nereikia. Vėl po kairę dviračiai, laidų dėžės. Taip, kaip pasakyti, taip labai įtemptai aš neieškojau. Šiaip galėjau, aišku, paraustus dėžės laidų, gal kažką retesnio, kokį maitinimo bloką ir būtų galima surasti. Bet tiek to, jeigu būna lenkiukam. Čia apeinu vis tikėdamas kažką tokio pasigriebti. Bet dėja, pas šį pardavėją irgi nieko. Bet dviračių vėl, dviračių koko, tai dviračių vos ne ant kiekvieno kampo. Va vėl sodinukai, medeliai.
gal visai ir nieko. Tai va, vėl visokio laužo. Šalmų, mašinyčių žaislinių. Vėl dviračių. Visur prigrūsta dviračių. Ir niekas nekyla, va. Telefonas sukamas. Apžiūriu dar dėžiai, ten parausiu gal dar kažką tokios dėžutės. Ai, čia buvo, šioj dėžiai buvo VTech konsolė. Deja, manęs jinai tikrai nedomina. Nei konsolė, nei jo žaidimai, niekas, kas susijęs su ją tikrai nedomina. Tai žadėjau pasiimti, bet ačiū, kad mintis šovė tokia, kad gal geriau neim, nes tikrai, kur aš ją panaudos, nei aš jos naudoju, nei man jos reikia iš tikrųjų. Taip čia dar biški čiut parausiau laidus, bet nieko irgi neradau tokio konkretaus, ko reikėtų. Taip. Žodžiu, traukiam toliau ieškoti laimės. Na ką, visko tikrai visko yra. Tikrai galingas turgelis. O kaip sakau, pradžioje matėt, dar buvo laisvų vietų. Gal pabijojo toks, sakau, buvo apsiniaukęs oras, bet šiaip nešalta. Vaikščiojimui pats tas, kai nėra karšto. Tikrai gera. Tai va, čia vėl visokie audio, kolonėlės, vėl dėžės bananinės. Labai daug vietų su tokiom smulkmėm bananiniam dėžėm. Čia sakau, jeigu taip realiai labai akylai kiekvieną dėžę žiūrint ir kažko ieškant, tai čia nežinau. Čia visą dieną tame turgui praleistum, jis pradeda dirbti nuo 6 ryto iki 2 ar 3 dienos, tai žodžiu drąsiai čia kiekvieną daiktą vis taip akylai apžiūrint, tai drąsiai čia išbūtum iki pat turgaus uždarimo, kol pradėtų turginukai kraustytis, nes tikrai dėžių dėželis. Na ką, turgus kaip ir apeitas, metas pažiūrėti, ką mes radom. Štai grįžom prie mašinos. Čia jau mano radiniai. Tai Xbox One pultelis baltas. Aišku, baterijų skyrių yra biški žalėsių. Bet įsivalysim, tikriausiai veiks viskas. Jokingiausia, kad pultelių jau kiek turiu, o konsolės dar ne. Analogo vieną gumelę nuplyšusi, biški mygtukai pageltonavę ten, bet tiek to. Dar vienas mano radinys, tai PlayStation 4 raudonas pultelis. Šiaip neblogas, aišku, etiketė apiplyšusi. Tie pulteliai man atsėjo 150 zlotų, kas yra apie 36 eurus. Tai manau po 12 eurų, ne taip ir brangiai, nes šiaip išvaizdas visai neblogas, štai ir balto visai gera išvaizda. Aišku, klausimas ar veiks, pasižiūrėsim. Va, čia jau švogeriaus radiniai, štai PlayStation 2 Fatas, šiaip korpusas visai gražiai atrodo, nenubalnotas, nenudaužytas. Yra tų įbrėžimų, sakykime, kažkokių defektėlių, bet tikrai netokių skaudžių. Šitas Fatas kainavo irgi 50 zlotų, tai apie 12 eurų irgi. Šitas Limas irgi 50 zlotų, irgi 12 eurų. Tai irgi tokia nebloga būklė. Kaip ir viskas neblogai, viskas tvarkoj. Šiai dienai jau yra praėję nemažai laiko nuo video, tai visos šios konsolės yra veikiančios. Aš savo pultelių dėja dar nepasitikrinau. Tai va čia Xbox Original paėmė, tai už šitą sumokėjo 60 zlotų, kas yra apie 15-16 eurų, plius minus palei kursą. Jis jau bjauresnis, labiau purvinesnis.
Tai ką, ačiū, kas pažiūrėjot ir iki sekančių kartų. Iki.